Ir šiandieną 23 epizodas. Taigi jūs dabar pamatote ir pagalvote, kodėl aš neturiu nei vieno daikto. Ir ką aš čia darau. Taigi, what the fuck, kas ten? Kas ten dabar? Žmonės, kas čia yra? Išprotėjęs piratas! Morvardu! Sveiki visi. Kaip matote, mes nesame vieni. Ir mes esame serveriai ir mes šį epizodą galime skaityti, nieko nedarysime, nes kai ką norėsiu jums pasakyti. Taigi, man atrodo, ką tik akies kampučiu pamatėte, ką aš jums netyčia parodžiau. Jūs neturėjote to pamatyti. Taigi, aš jums noriu pasakyti, kad aš daug labai pastačiau pilies ir noriu jums ją parodyti dabar ir galite šiek tiek ir pažiūrėti dabar. Taigi, kaip matėte, mūsų pilis šitaip yra pastatyta ir dabar ką mes norime padaryti, tai dabar aš šiek tiek galim sakyti ir aprodysiu, ką darysime mes ir noriu jūsų paklausti, nes dabar aš nebelabai žinau, ką padaryti, kaip matėte, jau šitokia yra mūsų pilis. Taip, visai jau daug pastatyta, visai jau gražiai atrodo. Ir dabar ką noriu pasakyti. Taigi čia mūsų, galim sakyti, bus pagrindinis įėjimas ir kur tu nubėgai išpratės. Ateina čia. Okay. Taigi, kaip matote, mes padarėme tokį, labai daug visko gaišome ir padarėme va tokį pagrindinį, ką žinau. Ne, žodžiu, matote. Tai va šitas visas, ką jūs dabar matote, bus mūsų pagrindinė pilis, kaip čia ta pagrindinė tokia blogio irštva. Ir vien žodžiu, čia dar ta bus pagrindinė pilis, čia man atrodo dar tokių skraidančių bokštų bus va čia. Ir mes darysime čia tokius, kaip pasakyti, kaip matote, kaip mūsų tas senasis namukas va čia. Tai va mes va tokių miestų pristatysime va čia ir visokių paprastų namelių, tokių gražesnių. Ir bus čia kaip čia pagrindinė ta bazė, o čia tokių miestelį aplinkui. Na, aišku, labai ilgai mums reikės taip dirbti, bet man atrodo, mes taip padirbsime. Ir ką čia dar pasakius, dabar galite jūs komentuoti, kokiu norite kitų epizodų, nes aš viską nežinau, jau man irgi išseko jau ten žinios ir taip toliau, ką aš begaliu padaryti. Ir žiūrint, ko jūs norite, taigi galite komentuoti, ko norite kitose epizoduose, ar ko nors, kad pastatyčiau, ar kokiu nors ten pamokau su redstone'ais, ne tai, kad pamokau, ar ką nors ten savo pilyje pastatyčiau už ten redstone'ų, ar dar ką nors. Ar kokių fermų norit pastatyti, ar ten dar visokių prikolnų dalykų. Ir viską galite jūs komentuoti, rašyti, vertinti tos komentarus ir prašau,
Tik labai nesvaikite, nes labai dažnai tai būna. Na, komentuokite protingai, normaliai ir aiškiai lietuviškai, gerai? Susitarėm, ane? Ir ką mes šį dar epizodą galim sakyti. Taigi, šitą ką dabar matote, mes galime viską niokoti, vis tiek šitas bus išimtas, nes viskas yra ant mano single player. Taip dabar tik toks informacinis epizodas. Taigi, matote, koks malonumas mums griauti mūsų stiklus. Ištrypsim javus. Niokojam brakonieriai. Daug duonos turėsim. Pavaišinsim, žinokit, duoną. Arba iš viso gal alaus pasidarysim iš javų. Jo. Kokį gerą, eik, jūs savo norėsit. Gerai, penktadienį atšvėsim. Galėsim kas, nu taigi va, nurinkom derlių be reikalo. Ir jūs tik nepamirškite komentuoti, kol norėtumėt. Arba vertinti kitų komentarus ir pakomentuokit pilį, nes kiek aš žmonės dirbau, matote, kupolą padariau. Va, ten įrengiau visokių Matot, čia, tai būtinai komentuokit, žinokit. Galit rašyti, kaip ką darysim dar. Čia tai aš jau beveik esu sugalvos. Na, aišku. Gerai, tai spėju daugiau aš nieko nebepasakysiu, nes nėra ko sakyti. Tik prašau dabar komentuoti ir kitą epizodą jau vėl galėsime mes pradėti, žinote, žaist. Šūdas. Numeriau. Ir ką čia dar pasakysim? Spėju, kad nieko mes ir nebepasakysim, tai sakau, visą gerą, prašau komentuoti, pakomentuokite, vertinkite, dalinkitės ir sekite kitus epizodus. Ir šitas žmogelis buvo toksai iš Lithuanian Gaming, galite pas jo užsukti, irgi neblogų video turiu, pamokų visokių. Na, tu gal pats gali apie save pasisakyti. Na ką, nėra daug ko sakyti, tiesiog žaidimai lietuviškai. Ir ko dar? Ir būtinai paspauskite ant šito Dariaus video like, nes pažiūrėkit, kiek žmogus dirba ant šito šedevrą. Nu, kiek dirbu. O jūs dar like nespausit? Tai žiūrėkite, pavyzdžiui, dar visokių dėl kitų video, nu, gerai, pasakysiu daugiau informacijos. Pavyzdžiui, dėl Šaltą auksą, tai dabar, kai šitą video filmau, dar buvo 4 epizodai. Spėju, na, kol kas jūs dar, kai žiūrėsit, ir bus dar 4 epizodai. Bet gali būt, kad keisis planai, nes kažkas labai jau nenori nusispjauti ant šito video. Na, manau, kad tikrai jums Šaltas auksas patiko. Ir mes labai stengiamės, bet, na, nieko daug nepasakysim. Taigi, kaip ir sakiau, vertinkite, komentuokite, dalinkitės ir prenumeruokite. Ir aš sakau visą gerą, nes mes jau nebeturim ką pasakyti. Ir informacinis epizodas baigėsi. Taigi, visą gerą.